Sveiki, mėlyje. Kągi, šį rytą pakalbėkim tokia tema, kuri yra labai svarbi. Tai nustatyk vidinius fotoaparato nustatymus. Tikrai tema svarbi, manau, kad daug gausi, todėl žiūrėk iki galo, klausyk, kas yra sakoma ir pabandyk nustatyti savo fotoaparatą taip pat. Aišku, tai, ką aš nustatęs savo, tai nebūtinai gali tik tau. Nebūtinai tai teisinga ir panašiai. Aš tik tai paprastai pasakoju tai, ką aš nusistatau ir kaip tai veikia, o kokios mano nuotraukų kokybė, tu gali pats pamatyti mano svetainė arba Facebook gali pasižiūrėti ir manau, kad suprasi, kodėl aš būtent taip nustatau savo fotoaparatą. Tai yra, manau, labai svarbu. O kiek svarbu, pakalbėsim po to, o dabar spaudžiam laiką. Būtinai primenu, tai yra svarbu spausti laiką, prenumeruoti, būtinai paspausk skambutį, kad nepraleis kitų video, būtinai pakomentuoti 3, 4, 5 ir daugiau žodelių. Labai ačiū tiems, kurie paskutiniu metu aktyviau komentuoja, klausia. Tai yra nuostabu, tiesiog labai dėl jūsų džiaugiuosi ir kiti. Būtinai prenumeruokit, būtinai komentuokit, nes neprenumeravus neleidžia komentuoti. Nežinau, laiką gali ir leidžia paspausti, bet padarykit tai būtinai. Užduokit naujų temų, kai taip padaro taip pat pastovus mano žiūrovai. Tai yra irgi labai smagu, kai mes galim bendrauti ir galime sužinoti vis daugiau ir daugiau kažko. Taigi šitos dalykus padarius, mes galim judėti į priekį ir žiūrėti savo patenkintai. Pasidarykit arbatos kavos, taisykit patogiai ir važiuojam į priekį. Taigi, labai svarbu nustatyti savo vidinius fotoaparato nustatymus. Tai vienas svarbiausių dalykų. Kodėl? Aš dažnai matau pas kolegas, pas mokinius ir taip toliau, kaip yra nustatomi fotoaparatai. Iš nuotraukų aš jau nusprendžiu, tai yra matosi iš nuotraukų, kad jau aparatas, tai yra mano nuomonė, nustatytas nelabai teisingai. Aš matau, kad nėra detalumo, yra daug išdegusių vietų, kai kur per tamsių vietų, matau spalvas, ypač matosi spalvos aiškiai ant veido žmogaus, jeigu žmogus fotografuojamas, aiškiai matosi ant kitų detalių, kai tu matai, kad iš esmės tos spalvos ten pakeisti jau nebeina, todėl, kad jos yra sutirštintos, todėl, kad nustatyta aparate taip. O viskas, kas nustatyta fotoaparate, mes, aišku, galim programoje irgi pakeisti daugeliu atveju, o ypač jeigu naudojam firminės programas, tarkim, Canon, tai Canon programą, Nikon, tai Nikon programą. Tai tokius dalykus dar galbūt galima pakeisti, bet visą laiką kartoju, stenkimės nufotografuoti teisingai. Kai tu nufotografuoji teisingai, tada tau ir redaguoti lengviau ir pasiduoda redagavimui ir tu mažiau darbo savo prisidarai. Tiesiog tau einasi viskas geriau. O tai atsiliepia ir tavo nuotaikai ir taip toliau ir panašiai. Geriau to nedaryti, savo neprisidaryti bėdos, kad paskui nenusirtų rankus ir galiausiai tu mesi iš viso fotoaparatas, keisi ne, turbūt čia ne man, nes čia man niekas nesigauna. Todėl vidiniai fotoaparatų nustatymai taip pat labai svarbus kaip ir išoriniai, kai jau mes fotografuojam. Bet vieną kartą nustatėjai fotoaparatą ir viskas, iš esmės tu pamiršai. Viskas, nes todėl, kad aparatas tau dirba teisingai, dirba gerai ir tu savo džiaugiesi. Tai va, pradėkim nuo to paprasto dalyko, kas, aišku, kokybei nuotraukų neatsiliepia, bet kad komfortiškai jaustis, fotografuoti komfortiškai, reiktų nusistatyti dioptrijas. Tai yra prie vaizdo ieškiklio paprastai būna ratukas arba kažkoks lankiklis. Tad jeigu tau jau reikia akinukų, tu juos dėvi fotografuodamas, žiūrėdamas į ekranėlį arba prie kompiuterio, tai aš manau, tau jau reikia dioptrijas nusistatyti pagal savo akį. Kad tu galėtum fotografuodamas, žodžiu, be akinukų matyti aiškiai ir ryškiai per vaizdo ieškiklį. Ir pagaliau tau tai tik į naudą, nes tu, kai gerai matai, pačiam smagu ir taip toliau. Kitas dalykas, kuris irgi nuotraukų kokybei greičiausiai tiesiogiai neveikia, bet įsijungti grid. Žinau, tokia padalinta į 3 dalis ekranas, tokiu sieteliu ir mes jo pagalba puikiai gali matyti kompoziciją, kaip mes dėliojam fotografuodami ir pagaliau pagal tas linijas matyti, ar mes laikom horizontą, ar nuotrauka nebus kreiva ir taip toliau. Taigi šitie dalykai taip pat mums padeda.
Kas yra dar labai svarbu, kurias nuotraukos kokybė jau tiesiogiai veikia, tai suderinamas objektyvas prie fotoaparatų. Čia yra labai svarbu. Kaip dabar nauji sisteminiai aparatai veikia, negaliu pasakyti, nedaug jų praėjo pro mano rankas, bet esu jau pastebėjęs, kad taip pat atsitinka taip, kad nepridera. Todėl fotoaparate pusiau profesionaliuose aparatos tikrai yra per meniu užėjus funkcija, kur galima objektyvą priderinti. Kaip tai reikėtų daryti? O tai reikėtų pabandyti, pasidėti liniuotę ant stalo, kokią didesnę liniuotę, aš savo nusipirkęs esu tokią metalinę, su pakankamai dideliais skaičiais, gerai matosi milimetrai, tiesiog, kad aiškiai matytųsi visi milimetrai ar centimetrai ir ten skaičiai. Tada fotografuoti reikėtų maždaug 45 laipsnių kampu. Nepamirškit, su atvira diafragma ir kiek įmanoma iš arčiau, tiek, kiek leidžia objektyvas. Tuminį iš tokio atstumo fotografuoti, kiek leidžia objektyvas su jums sufokusuoti. Ir mes sufokusuojam į kažkurį skaičių ir žiūrim, nufotografavę, ką mes gavom. Ar gavom ryškumą būtent į tą skaičių, ar gavom kažkur ryškumą toliau arba arčiau. Jeigu atsitiko taip, kad toliau arba arčiau, tai reiškia, kad objektyvą reikia priderinti prie fotoaparato. Aš manau, jūs tai supratot, prieisit ir tai atrasit. Kas toliau? Kokie dar yra labai svarbus nustatymai? Paprastai pereinu per visą meniu, surandu visokius tokius kaip kad ISO, tai yra jautrumo mažinimas, reiškia, tu jungi tam, kad aparatas tau apdirbinėtų, sumažintų jautrumą, jeigu jisai labai stipriai pakyla arba tenka tau stipriai jį pakelti, tai aš tos dalykus išjungiu, kad aparatas pats nieko netvarkytų. Jeigu mums reikės, mes sutvarkysim programiškai, bet šiaip mes žinom, kad jautrumą didint geriau nereikia. Kuo mažiau didinam, tuo geriau. Todėl yra kiti nustatymai apie jautrumą. Kaip per meniu tai vadinasi, aš dabar neprisiminsiu, bet aš manau, kad jūs žinot. Pavyzdžiui, pas Nikoną užėjus, ten galima nustatyti pirmoji eilutė minimalų jautrumą, antra eilutė įjungti arba išjungti automatinį jautrumą arba kad rankinis būtų, trečia eilutė nustatyti maksimalų jautrumą, tai štai, kur yra maksimaliam jautrume eilutėje, reiškia, mes turim nustatyti tam tikrą ribą. Išsibandę savo fotoaparatą, prie kokio didžiausio jautrumo jisai geriausiai jums dirba. Taigi, tai sužinoję, tai išsibandę, mes trečioje eilutėje būtent įvedam tą skaičių ir aparatas automatiškai labai puikiai dirbs nuo minimalaus iki maksimalaus, kurį jūs nustatėt. Paskui paskutinėje eilutėje yra išlaikymas. Tai irgi labai svarbu nustatyti išlaikymą, ne kokį tai ten ilgą, bet nustatyti tokį, kad jūs vėlgi galėtumėt komfortiškai dirbti ir nebijot, kad jum išlaikymas bus per ilgas ir nuotrauka bus sujudėjus. Tai gali būti 1/160 kaip pavyzdys. Gal, jei kažkas jau turit gerą įprotį ir stabiliai stovit, laikot, fotografuot, galit sumažinti šiek tiek, nes turbūt girdėti iš mano temų, kad kuo ilgesnis išlaikymas, tuo detalumas geresnis. Bet yra pavojus, kad jūs sujudinsit. Tai gerai pagalvokit apie tai ir pasirinkit jums tinkamą, reiškia, išlaikymą. Tai štai, šitas nustatymas labai puikus. Ką aš dar? Aš jungiu visą laiką signalą, kai sufokusuoju, pipt, jisai man pasako aparatas, pipt ir pasako, kad aš suvedžiau ryškumą, kad aš suvedžiau fokusą. Kažkas sako, tai kaip pipsi, tai dėmesį atkreipia ir panašiai. Gal ir atkreipia, bet kai būna tikrai prastas apšvietimas ir blogas oras, o ypač prie kažkokių tai ten, nežinau, lempų mirks ir panašiai, man yra svarbu, man kur kas geriau išgirst, kad tikrai suvedė į ryškumą, o ne kažkur ten važinėja objektyvas. Žodžiu, man taip geriau ir tas įprotis man dažnai labai stipriai padeda. Aš aišku dar pasitikrinu, ar tikrai ryšku ar ne, bet aš įjungiu. Signalas, mano nuomonė, turi būti. Kas toliau? Įjungiu būtinai, kad daryti 3 kadrus.
Jeigu tu fotografuoji gamtą ir panašiai, tau aš manau, kad nebūtina, nes tu vis tiek tokiu atveju fotografuoji su M programiniu režimu, greičiausiai. Dažniausiai žmonės ir šventės aš fotografuoju A režimu. Tai esu jau sakęs ir ne kartą. Taigi šito režimu fotografuoti man patogiausia, atliktas darbas būna gerai ir pakankamai greitai. Aš nevarginu ir ne savęs, nevarginu ne klientų pavaryti. Taigi, ir tokiu atveju jungęs, kad fotografuotų serijom kadrai, aš dar nustatau savo fotoaparate, kad jis darytų tik 3 kadrus. Tokia galimybė yra, bent jau pusiau profesionaliuose fotoaparatos, tai tikrai. Na, o jeigu nėra, tai galima labai lengvai priprast, kad tiesiog paspaudai 3 kadrus padarė ir tu atleidai. Kodėl taip yra svarbu? Kaip taisyklė, visur šventėse bent vienas žmogus yra, kur tu ir kaip tu jį befotografuosis ir visur užsimerkis. Bet kai tu padarai 3 kadrus iš eilės, tu turi galimybę išsirinkti ir kuo puikiausiai, geriausią nuotrauką padaryti ir ten ją atiduoti. Tai štai, 3 kadrai serija, mano nuomonė, tai yra tau padeda tikrai nevargti ir nedaryti paskui ten 10 kadrų, nufotografuoji, vėl susimerkęs, dar kartą, vėl susimerkęs, kad į kur paskui atrodo jau nusispjaunęs, kaip taip gaunasi, kad visur tu užsimerkęs, vienas visi atsimerkė, o tu užsimerkęs. 3 kadrai, čik, labai gerai. Toliau jis toks nustatymas per meniu. Set Pictures Control. Tai jis yra irgi pas visus fotoaparatus ir ten, jeigu užeisit, jūs pamatysit, kiek ten visko yra. Tai yra standard, tai yra neutral, vivid, chrome, landscape, man atrodo, dar ten galybė visko daugiau pridėta. Ir štai čia jau mes pasirenkam šitos nustatymus. Jie vieni tokių, sakyčiau, netgi svarbiausi. Ir kaip taisyklė pas visus yra nustatyta standart. Daugumoj. Vat. Standart, nieko blogo, jis toks neblogai, bet jisai duoda kontrastų. Priduodu kontrasto, o aš visur miniu, jeigu klausot mane, kad kontrastas nufotografuojant nėra geras dalykas. Taip, vaizdas atrodo puikiai. Mes visi pratę, tiksliau mėgėjai ir šiaip paprasti žmonės labai mėgsta kontrastuoti ir jie iš karto su kokia ryški nuotrauka. Bet mums tikslas yra nufotografuoti gerai, nufotografuoti teisingai, kad nuotraukos būtų detalios. Ir čia yra raktinis žodis fotografijoje, kai mes fotografuojam. Detalumas nuotraukoje. Tai daugumai tai nepatinka, kai nuotrauka detali, nufotografuota, jinai atrodo blanki, atrodo trūksta spalvų. Bet už tai mes pamatę, suprantam, profesionalai, kad detalumas danguje, detalumas kažkokiose šešėlinėse vietose yra labai svarbus. Ir kai tu nufotografuoji teisingai, tu turi visas galimybės nuotrauką apdirbti kuo puikiausiai. Dabar pabandykite jungti ten, pavyzdžiui, kokį vivid. Ir jūs pamatysit, ką jūs turėsit. Kažkas sakys, kad labai gražu, kaip spalvotai, tokio kontrasto ten yra, ten, žodžiu, tiek spalvų atsiranda, kad Bet jeigu jūs tik pabandysit paskui pakoreguoti, jūs pamatysit, kad tos veido spalvos neina pakeisti, neina priderinti ir tu nežinai, ką daryti, kur dingt. Ir taip galiausiai nusispjausi, ką padarysiu juodai baltą. Tai ar mano tai tinkama? Manau, kad ne. Todėl pagalvokit, kurį iš jų nusistatyti. Jeigu klausimas iškilo, ką aš nusistatęs, tai aš nusistatęs neutral. Tai yra neutralu. Ir užėjus į neutral vidų, aš ten iš esmės nieko nekeičiu, šiek tiek dadedu šarpo. Kiek šarpo dadėt, spręskit pagal save, kaip jums atrodo, tai nuotrauka tampa aštresnė ir kokybė labai stipriai labai pasijunta. Dar vienas, kurį prisiminiau, yra ir daugiau ten tų nustatymų, bet daugumos aš jau paskui neliečiu, nes ten tik marketingas, nieko jokios iš to naudos. Balansas. Paprastai klausiau, ką su balansu daryti. Mėlyjei, šitie fotoaparatai puikiausiai balansą nustato automatiškai. Nesukit savo galvos, nepradėkit nustatinėti ten rankiniais ir taip toliau. Labai, jokios ten naudos, tu gaišti laiką, be reikalo
ir naudos jokios. Taip kad prisimink šitą, negaišk laiko. Nie savo, nie klientų, nevargink, nie savęs, nie jų. Jeigu nori balansą statyti, galbūt tu esi studijos fotografas, tada gali, taip, nusistatėjai ir, kaip sako, pamiršai ir tu ten nieko daugiau nereguliuoji. Bet jeigu fotografuoji reportažą, istoriją, šventes, tai nieko nereikia statyti. Puikiausiai aparatai susitvarko su baltos spalvos balansu. Nieko ten nereikia reguliuoti. Jeigu šiek tiek norėsi pašildinti arba pašaldinti spalvą, tai visą laiką galės programiniu būdu labai lengvai vos kažką pajudinti slankiklį ir tu gausi tai, ko tau reikia. Taip kad nieko nedaryk su balansu, tegul jis veikia automatiškai, aš manau, kad tu džiaugsi. Tai va, tokie keli atrodo nustatymai, bet paprastai pakeičia nuotraukos kokybę, nuotraukos detalumą, viską. Ir aš mokiniam nustatau, aišku, dar ir daugiau, kas nori, tai paprastai jau įeina į 10 temų, jeigu tau įdomu ir norėtum įsigyti 10 temų video formate. Ten yra daugiau, tiksliau, smulkiau papasakota, kaip tu gali savo fotoaparatą nustatyti. Nu ir aišku, dar kitos 9 temos, kurios tau padės išmokti fotografuoti. Taigi prisimink net 10 temų, jeigu nori išmokti. Nuoroda yra po šiuo video, būtinai pasižiūrėk, paklausyk, apsimoka, kodėl, kad tu gali klausyti, mokytis, būdamas kur nori, kada nori ir kiek nori, tau neribojama. Važiuoji kelionė, klausai, žiūri per telefoną ar planšetę, o gal per nešiojamą kompiuterį ir svarbu aparatas būtų šalia, pats mokais. Kaip sakiau, nuoroda yra po šio video, būtinai pasižiūrėk, būtinai ir nuspręsi, ar tau įsigyti ar ne. Kas norit, darau konsultacijas ir padedu nustatyti fotoaparatą, patariu ir panašiai, tai būna maždaug 2 akademinių valandų konsultacija. Paprastai to užtenka, kad aparatą pilnai nustatyti ir kad galėtumėt jau džiaugtis nuotraukom. Ir aišku, papildomi būna klausimai visko, taip kad tikrai paprastai apsimoka irgi kreiptis, jeigu jums įdomu. Ir antras būdas mokytis, tai yra individualūs fotografijos kursai, kai mes mokomės tik tai tu ir aš, sustinkam viso 6 kartus, tai yra 12 akademinių valandų ir tik tai tu ir aš. Visas dėmesys tau, visi profesionalūs patarimai tau. Mes mokomės, žodžiu, tam, kad tu suprastum, kaip tai veikia, kodėl reikalingi nustatymai ir kam juos reguliuoti, tiek išlaikymą, diafragmą, jautrumą, kokie objektyvai tau skirti. Išsiaiškinam, ką tu mėgsti fotografuoti ir ką pirkti, kad neišlaidauti be reikalo, neprisipirkti be reikalo technikos ir paskui jie te voliosis kur nors stalčiai. Tie dalykai asmeniškai tau. Tai yra visai kitas lygis ir tu gali išmokęs fotografuoti, turėti papildomas pajamas, kad tau pagaliau atsipirktų tavo technika, kurią tu įsigijai. Tai yra, mano nuomonė, labai svarbu. Tai štai, mėlyje, tiek tų patarimų, tokie mokymai pas mane. Nuoroda yra po šiuo video, būtinai irgi pasižiūrėk, pasirink, kurie tau mokymai labiau tinka, patinka. Ir kreipkis, būtinai pradėsim mokytis, kad išmoktum, nes šventės artėja, kalėdos ir taip toliau, kad galėtum nusifotografuoti savo šeimą, galbūt draugų šeimas, galbūt tiesiog užsakymą gauti, fotografuoti prie eglutės ir žinot, kaip tai viskas veikia. Na ir pabaigai spaudžiam laikus, jeigu jums patiko, jei nepatiko, vis tiek spaudžiam prenumeruot, būtinai prenumeruokit, būtinai pakomentuokit. 3-4 ir daugiau žodelių. Tai yra superinis dalykas, YouTube'as tai mato ir kelia aukščiau. Būtinai užduokit naujų temų, pareiškit savo nuomonę, nebijokit. Toks bendravimas tik tai padeda mums tobulėti, padeda eiti į priekį. Tai štai, mėlyje, kągi, iki turbūt sekančio karto, iki sekančio video. Mokykimės fotografuoti, kreipkitės, konsultuosiu, mokysimės ir judėsim į priekį. Visiems geros dienos, iki.